Ruošiantis kitais metais vyksiantiems Seimo rinkimams, Vyriausioji rinkimų komisija perbraižo rinkimų apygardų ribas. Planuojama steigti naują vienmandatę apygardą Vilniaus regione. Naują Naujininkų Rasų rinkimų apygardą sudarytų Sostinės savivaldybei priklausančios Naujininkų ir Rasų seniūnijos. Į ją nepatektų tik Užusienio apylinkė. Kitas pokytis naikinama Molėtų Širvintų apygarda. Taip pat siūloma nebeskaldyti Kupiškio teritorijos. Anot Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, pokyčiai būtini dėl šalies demografinių pokyčių. Didžiausiuose miestuose ir jų rajonuose gyventojų daugėja, o regionų rajonuose mažėja. 71 parlamentaras renkamas vienmandatėse apygardose, kiti pagal partijų sąrašą. Artimiausi parlamento rinkimai numatomi 2024 m. spalio 13 d.